Reguliuosiai čia, ne? Reiškis. O eik! Eik! Ja, čia bet buvis. kaip į pribą. Sėdynė nėra labai gaili tokia, negaliu čia perėt pritempti. Oi, saugok, žinai. Šitos pusės nemoku užtų. Sunku. Ai, dar čia vidradėlis. O jis čia lengvai pasisuka? Sunkiai, bet pasisuka. Apsimest, kad kiekvieną pavasarį užsikūrė karpas. Dabar sakyk, kad čia netiesa buvo. Tiesa, nieko negaliu pasakyti. Labas rytas. Šiandieną yra paskutinė šių nuostabių metų diena. Ir šiandieną turėčiau varyti mocą ant Dino. Pagaliau kažkokiu tais būdu pavyko suderinti, kad tiek aš, tiek bičiulis turėtų laiko, nes pastarį mėnesį arba jisai užsiėmęs ir ten turi kažkokių reikalų, arba aš ten prastos sveikatos ir niekaip nesusiderinom. Aš dabar pakeliu į Giraitę pas save į dirbtuves, bandysiu susirinkti mocą, prisistrapinti ir vežtis, statysim ant Dino, pasižiūrėsim kokie ten tie mišiniai, pabandysiu pasireguliuoti, pažiūrėsim ką įmanoma iš to moco išgauti su tuom, kas dabar yra, nelendant stipriai į geležį. Galbūt reikės pasireguliuoti karburatorių, tai pasimsiu žiklierių, pasimsiu, nežinau, atsuktuvų, dar kažkotais ir viskas bus taip, kaip yra, taip ir parodyta. Nebus jokio feiko, jokių ten tų statymų su užspaustais stendais, nes ir stendas pats yra iš tų, kur tu nepafeikinsi Dino kreivių. Tai šitas video mano Dino matavimas iš esmės irgi bus reklama mano bičiuliui, bet tai yra mūsų barteris. Jisai man duoda tiesiog stendą prasisukti, pasimatuoti galę, pasižiūrėti, kas tenai su mišiniais. Jam mainais bus kažkokia tais reklama, galbūt atsiras, kas norės pas jį irgi pasimatuoti galę ar susimepint mocą, tai win-win. Atvarė pats Richardas su busiku, vargais negalais pasikrovėm ant tos abudu mocus. Aišku, dar ir praardyti reikėjo, kad sutilptų jie abudu. Lėkiu dabar pas Richardą, padėsiu išsikrauti tos mocus, pasistatysim garaže, paliksim iki rytojaus, nes šiandieną matau, kad nebespėsim nieko daugiau padaryti. Net neverta ir pradėti. Tai po naujų metų bus kaip tik labai gerai filmuoti. Būsim atsipalaidavę, gerai šneka eisis. Labas rytas! Nu, galim pradėti. Palauk, tada reikia susigalvosim, tai jau pradėjai filmuoti? Čia yra Ryčka, čia yra DRZ-škė, čia yra ekranas, kur matysim galę, čia yra stendas. Koks šitas stendas? Dinojeto stendas, Amerikonas, turbūt vienas geriausių ir žinomiausių pasaulyje. Čia su tuo kompu čia tuninsi, ne? Ja. Nu, pažiūrėsim, kaip tu karbą sutiuninsi. Sutiuninsim karbas net nelendam ir man jie nepatinka, nežiūriu, bet... Galim parodysim nuo pat pradžių, kokius oldschoolinius metodus padarysim jam, kaip matuosim ir viskas. Tai aš jau buvau pradėjęs biškai kažkiek nusiardyti. Sėdynę aš jau nusitraukiau, nes turėsim kažkaip RPM-us pasimti. Tai čia pasimsim sūkius, kad stendas matuosis, kitoj pusėje turim widebando zondą įsuktą mišiniui matuotis. Arba lambda, kitaip tariant. Arba kitaip lambda ir ką dar norėsiu pasidaryti, tai susimatuot gazo rankeną, nes neturim kaip pasimti iš kompo, nes nėra kompo, atsidainas tik tai, kad žinotume kitose padėtyse, kur kas stovi gazas. Tai šitą galim greit ir pasidarysim. Mūsų gazas dugnas bus, žinosim, čia. Ir tada atsimatuojam maždaug 50% gazo.
ir mažą irgi sūkius irgi per vidurį ir matuosim dar turbūt 75 procentus, tai žinosim 0, 25, 50, 75 ir 100% gazas. Trumpai, be šildo motorų. Davai sukam. Pažiūrėsim, kaip bus. Tai va, bandysim antrą sykį sukti, pasižiūrėjom, kad liesas mišinys, nes kažkodėl tais jisai visiškai ten krenta žemosiuose sūkiuose, viršui kažkiek geriau, bet irgi nestebuklas. Ir mes su tokiu sukimu turėjom 36 arklius į galinį ratą, kas iš esmės su tokiu šūdinu mišiniu yra visai padorus rezultatas, sakykime taip. O dabar užsidėjau sėdynę ir bandysim antrą sykį prasisukti, gal bus normaliau. Parėbėjo. Kiek atsimenu. Nu, turim smagiai, bet pirminės dar gazo padavimas tai dar uždūsta ir žiauriai per liesą. Jo, žinau dėl ko, papasakosiu. Jo, tai tą reikės papasakosiu, tvarkysim, bet šiaip lyginant kreiviai, gali parodyti arčiau, tai buvo prieš 16 grubiai AFR, kur oro mišinys, dabar turim praktiškai. Šitas punktyras, jeigu matosi, aš prieisiu gal net arčiau, šitas punktyras yra vadinamas vos neidealus, kur oro mišinys, tai kuo arčiau mes šitas punktyro esam, tuo bus geriau. Čia yra pradžia rana, čia yra sūkiai ir mūsų taip ir eina. Tai pradžia rana, kaip ir Andrius žino, dėl ko kur turim problemą, o visur kitur praktiškai turim visiškai idealų kuro mišinį. Tai eina kursoris 13.1, 13.4, 13.5, 13.3, tai net jeigu būtų įpurškiminis mocas, o ne pipt karbas, tai sakyčiau, kad praktiškai nėra ką daugiau koreguoti ir viskas. Tai susimatuojam dar kitas gazų padėtis, 50% gazų padėčių pasitikrinam, pažiūrim, kurioje vietoje mes ten esam ir žiūrėksim, ką toliau darysim, ar nedarysim kažką ir viskas. Nu, o problemytė yra va ten ta tokia pompa, ta, kur pasakau, kad gali kelti klausimų dėl pakankamai standžios membranos, ką mes ir turim, nepaduoda pakankamai kuro staigiai užmetus gazo. Tai pamatavom dabar 50% gazo padėti tiek galingumo, tiek mišinį. Ir ką galiu pasakyti, tai Andrius iš akies puikiai to mišinį susireguliuoja. Nuo pradžios, 13.9 ale būtų galima kabintis, bet čia kadangi karbas, tai čia net nelysim. Ir visą raną 12.9, 12.9, 12.8, 13, 13.1, 12.9, 13, 12.7, 12.6, 12.7, 12.6. Čia biškai pasirebėjo 12.4, bet čia tikrai nesikabinėsim ir 12.6, tai realiai vidurkis 12.8, tai praktiškai kaip styga idealu, tai kaip karbui, tai aš manau labai užskaitau. Na va, kokie rezultatai mano DRZ-škės, virš 40 arklio ir virš 3,6 Nm į galinį ratą. Rezultatas tai kaip ir tikrai neblogas, kaip Andrius minėjo, turim 40 arklių į galinį ratą. Tai su kuo čia iš tikro važiuojam ant asfalto, ne ką ant dokumentų rašo, nes dokumento gamintojas deklaruoja nuo paskutinio velnio, nuo galinės žvaigždutės. Tai tada mes dar turim grandinės žvaigždutės, guolius, ratą, padangą ir kontaktavimą ant asfalto, turim visą tą praradimą. Tai galima labai paprastai pasiskaičiuoti, nes yra preliminariai, visi sakom, kad yra apie 15% vadinamas drivetrain lossas.
Tai prieš tų skaičių 40 arklių į ratą mes galim tiesiog dapliusuoti 15%, tai 15% dapliusaus gaunam 46 arklius nuo žvaigždutės. O jeigu dar kilovatais išsivertus, tai dalinam iš 1,345, tai turim 34 kilovatus ant dokumentų. O jeigu perdavimą atmetam, tai į ratą gaunasi 29 kilovatai. Tai kaip senolį DRZ, aš manau, miškuose bus Andriui tikrai smagu. Tokiam lengvam daiktui čia yra tikrai pakankamai su mano skillsais, tai čia yra stipriai per daug. Tas skirtumas yra, kur gamintojas matuoja į smagratį, pavadinkime, ir tas realus parametras į galinį ratą, tai kodėl bus klausimų, kodėl čia deklaruojami ten tipo 3,7 kW, o ne 27, kaip čia taip yra. Visi šitie dalykai yra vėlgi marketingas, skaičiukai ant popieriaus, o natūroje visą laiką būna paklaidos. Ir aišku, kada tu matuoji galinį ratą jau grinai ant stendo, tai yra visai kiti parametrai. Ir nereikia bijoti labai, kad čia tu atvarysi ant stendo, pastatysi mocą ir rasi daug mažiau, negu kad tau rašo techpase. Nu, visą laiką bus tų tokių, kur nesupranta, kur yra aktualu. Tiem visiems sakau, nesukit ant stendo, nes verksit, kur nesuprantat. Tie, kas supranta, tai visą laiką rekomenduoju prasisukti prieš kažkokias modifikacijas darot. Dedat išmetimą naują, kažką perdarinėt, prieš tai nuvarot, prasisukat ant stendo, po to atvarot, prasisukat ant stendo, 100 eurų, 2 prasukimai prieš ir po, ko pasiekoje tu žinosi, ar tau reikia kažką tais daryti ar nereikia, sužinosi, kad užsidės tos visus krapovičius kinietiškus ir panašiai, tu tik tais prarandi galę. Įsitikinkit patys, visą laiką rekomenduoju tos dalykus pasidaryti, ateina suvokimas, greičiau vyrais patampat. Tai šiam sykiui gana čia sukinėtis ant tų stendų. Sekančiai serijai galėsit pamatyti, kaip jau prasuku savo banditą. Įdomu, kas tenais gausis. Turėtų, manau, daugiau negu kad DRZ-škė sukti. Jeigu nenorit praleisti turinio, spaudžiat subscribe. Iki.